Duokit gyventi tik vieną atsakymą, tik vieną žodį, taip ar ne? Nacionalinis Kauno dramos teatras naująjį sezoną pradeda premjera rusų klasiko Antono Čechovo pjese Vyšnių sodas. Režisierius Artūras Arima savo pastatyme sako, norintis atsisakyti romantinės patetikos. Iš tikrųjų yra tas momentas, kad mes nebemokom gyventi šiandienoj. Kad nevertinam labai paprastų dalykų, nevertinam gamtos, miršta žmonės, tie, kurie skaito. Miršta ta inteligentija, atsiranda vien mužikai, mužikėjom. Šiuo atžvilgiu einu kartu su Čechovu ir man tas įdomu, ką jisai parašė, kad jis parašė komediją, man patiko tas konfliktas su Stanislavskiu, su Merholdu ir ten visis tas momentai buvo labai įdomus, kad sako komedija, prašo mirties patale, kad komedija. Galbūt susitaikai su mirtimi ir tau atrodo, kad tai komiška. Tai aš manau, kad čia yra absurdas. Realiai būtų taip. Jums nežmoniška kalba yra savo. Jūsų dvaras parduodamas, jūs sėdit tarytum nes... Suprantat, nieko, pagaliau, kas yra? Norėtųsi pavadinti tragikomediją, bet tragikomedija yra pigesnis žanras, aš pasakyčiau. Toks bendro visuomeninis, toks truputėlį pajuokinam, truputėlį įmetam tos natos, bet čia yra klausimas dar ir apie būtį. Yra labai svarbu būtis, kaip mes galim išgyventi šiandien, kaip mes apskritai egzistuojam. Tas sprendimas, kurį Artūras pirmiausia ir mes visi kaip jo komandos dalis, sakysime, turime, Vyšnių sodo trakinimas tos pjesės. Simpatiškiausias momentas man buvo ir tai, kad režisierius nesistengia daryti tokiais jau tradicija tapusių kelių eiti. Artūras visą tai sugriauna visiškai. Ranevskaja nėra nei kažkokia ypatinga herojė, čia nėra herojų, kaip ir nėra antiherojų. Čia yra žmonės, kurie kiekvienas turi savo tokį neišsipildymą, gyvenimą, kuris... Ir jie iš tikrųjų nekomunikuoja vienas su kitu ir neišsisprendžia. Jų buvimas kartu, kaip jie nesikabina vienas kitą, taip ir neišsisprendžia tas jų gyvenimas iš tiesų. Jie tarsi vieni plaukia pasroviui, kiti bando priešintis. Ir iš to gaunasi komedija, va, to Čechovo komedija. Iš to gaunasi gyvenimo absurdas. Metodas, kuriuo Artūras repetuoja, yra kūrybinis. Tai ta prasme, nėra nieko iš anksto sugalvota, nėra nieko iš anksto sustumdoma. Jis visiškai pasitikė aktoriumi ir aš galiu daryti taip, kaip aš suprantu, kaip aš noriu, kaip kažkur tai mes susitarėm kažkokius tai dalykus, bet tai yra labai minimaliai. Aš galiu pasakyti apskritai apie visą šitą repetavimo procesą. Tai buvo labai daug atsigręžimo į save, į savo prisiminimus, į žmonės, kuriuos buvai sutikusi, žmonės, kurie buvo tavo labai į artimų žmonės, kuriuos tu praradai, kurių tu jau nebesutiksi. Aš kažkada savo pasakiau, kad tai yra savotiškas gydymas. O paaiškinsiu kodėl, nes kažkaip man atrodo, kad daktarai gydo mūsų kūną, o vat mes, aktoriai, aš labai tikiuosi, kad mes gydom sielą. Aš labai tikiuosi. Pirmoji šio sezono premjera Nacionaliniame Kauno dramos teatre spalio 4, 5, 6 ir 23 dienomis.